mes pradėjom pradžios knygą. Tai buvo vandenis ir Dievas praskiria juos ir sukuria gyvenamą pasaulį, kurį pastato lyg šventyklą. Reiškia, dangus ir žemė yra jo šventykla. Nojaus tvanas yra tarytum sugrąžinimas atgal į pirmą pradę nebūti, bet ta mikrošventykla išsaugo visus, kurie yra arkoje. Kristaus mirtis ant medžio. Kodėl Petras daug kartų mini ne ant kryžiaus? Kai kada mes sakom ant kryžiaus, bet kai kada Petras sako ant medžio mini. Jis daro nuorodą būtent į pradžios knygą ir pradžios knygoje naudojama medį kaip gelbėjimosi priemonė. Per jį yra išgelbėjimas. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, taip pat apologetika.lt YouTube kanalo žiūrovai. Aš esu Laurynas Jacevičius, jo kūrėjas. Jūs klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, kurios metu kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka nagrinėjame pradžios knygą. Sveiki. Sveiki, Pauliau. Esame 6 skyriuje, prieš tai kalbėjome apie malonę, dabar trumpai pasikalbėsime apie teisumą. Pabaigėme ties 8 eilute, pradžios knygos 6 skyriaus, dabar bandysim skaityti nuo 9 ir vilėmės, kad prieisim ir tą pakankamai įdomią, taip pat kontroversišką, slėpiningą temą, kas ir pridara Biblijos slėpiniams, tai yra apie Nojaus arką arba Nojaus laivą, apie jo statybą, o po to jau žiūrėsim, kaip mums seksis, ar prieisime prie tvano ar ne, bus matyti, bet dabar pradėkime nuo 9 eilutės, perskaitysiu jas kelias nuo 9 iki 13 ir bandysim pasikalbėti apie tai, kas parašyta ten. Pradžios knygos 6 skyrius nuo 9 eilutės. Štai Nojaus palikuonis. Nojus buvo teisus vyras, savo kartoje be dėmesio nesiejo su Dievu. Nojui gimė 3 sūnūs, Semas, Hamas ir Jefetas. Betgi Dievo akise žemė buvo pagedusi ir pilna smurto. Dievas matė, kad žemė buvo pagedusi, nes visi žmonės buvo sudarkę savo kelių žemėje. Tuomet Dievas tarė Nojui: nusprendžiau padaryti galą visiems mirtingiesiems, nes per juos žemė prisipildė smurto. Štai sunaikinsiu juos drauge su žeme. Prieš tai kalbėjom apie malonę, tai klausytojus ir žiūrovus raginsiu gal sugrįžti į buvusią temą, jeigu norisi plačiau apie ją pasiklausyti, tai yra praėjusią laidą, ką reiškia, kad Nojus rado malonę Dievo akise, o dabar yra parašyta tai, kad Nojus buvo teisus vyras savo kartoje be dėmės, nes ėjo su Dievu. Teisumas ir vaikščiojimas kartu su Dievu. Plačios temos pakankamai, bet pabandykim taip pakankamai glaustai apie tai pasikalbėti. Ką reiškia, kad Nojus buvo teisus ir ėjo su Dievu? Plati tema, Laurynai, bet teisumas kalba apie mūsų teisingą santykį su artimu ir su Dievu. Jis kalba apie santykį. Kokiu reikia būti, kad tas santykis būtų teisus, teisingas. Ir mes matom, kad vėliau kalbama, kad Nojus vaikščiojo su Dievu. Šventam rašte ta savoka sutinkama kaip draugystės sinonimas, terminas, kuris reiškia draugavo, reiškia turėjo vieną požiūrį, tam tikrą bendrumą, kaip ta draugystė vyko, reiškia santykis su Dievu buvo ir jis buvo savo kartoje, reiškia santykis su artimu. Teisumas reiškia, kad žmogus elgėsi tinkamai su artimu, su kitu žmogumi, horizontaliai ir vertikaliai su Dievu. Ir tai, kad mes kalbėjome apie malonę prieš tai, tai tam tikrą užuomeną autoriaus, kad malonė eina pirma, bet ji auga jo teisume. Tai šiuo atveju mes kalbam apie malonę, kurią Nojus randa, tada mes jį randame teisui, o dar vėliau mes matysim jį aukojantį. Aukas. Kas svarbu, kad šitam pasakojime dar mes nieko neskaitėme apie jo liturginį, religinį gyvenimą, o jau skaitome, kad jis yra teisus. Kitaip tariant, kaip ir Abraomo atveju teisumą jis įgavo iki apipjaustymą, taip ir Nojaus atveju jis buvo teisus iki tol, kol jis aukojo arba kažkokią atliko ritualą. Mums tuo parodant, kad pirma žmogus auga vidiniam tam teisume, iš kurio ir kyla religinis veiksmas, o ne atvirkščiai, ne iš religinio veiksmo turėtų kilti mūsų pokytis, bet mūsų pokytis turi vesti į mūsų religingumą. Man atrodo, vienas iš bažnyčios tėvų, dabar ekspromtu gal bijau suklyst, gal Grigalijos didysis yra gražiai pasakęs, kad yra
dorybė iš tikėjimo, netikėjimas iš dorybės. Reiškia, pirmą ateina mūsų tas vidinis pokytis, kuris mus perkeičia ir mes galime, mumise gali būti jau atrandamas ir tas išorinis religingumas. Tai šiuo atveju turbūt gal tie aspektai. Čia taip pat parašyta savo kartoje be dėmės. Be dėmės tai lyg tai būtų numanoma, kad jis ko netobulas buvo. Tai kaip reikėtų tai irgi suderinti su ta samprata, kad nei vienas žmogaus nėra tobulo kaip tokio. Ir kaip tada Nojus, ar jisai tikrai nieko blogo nepadarė, nieko blogo nepamastė, ar čia lyginant su kitais jis buvo be dėmės, nes daug tokių buvo nuodėmingų ir su dėmėmis įvairių. Kaip čia dabar reikėtų šitai suprasti? Jo, tai tas tobulumas šiuolaikiniam kontekste dažnai reiškia, kad žmogus nieko nėra suklydęs, bet jeigu mes į tobulumą žiūrėtume kaip į tam tikrą brandumą, tai mes galim pasakyti, kad žmogus yra pilnai brandus. Tai nereiškia, kad jis nedaro klaidų, bet tai reiškia, kad iš esmės jis elgėsi tinkamai, ar ne? Tai šiuo atveju turbūt tas be dėmės reikštų, aišku, kontekstas jo kultūros, mes negalime jam užmesti savų standartų, bet be dėmės nereiškia, kad jis niekur nesuklydo ar nesuklupo, bet reiškia, kad jis buvo brandus. Ir vėliau mes skaitysim, kad jis iš tikrųjų labai klusniai vykdė Dievo nurodymus ir pats autorius mums jį parodo kaip klusnų. Tiesa, po Tvano mes matysim Nojaus nuopolį, bet čia mes matome kaip tik pilnam teisume, labai panašiai kaip ir Adomą jo sukūrimo metu mes matom teisų ir vėliau nupolantį. Taip ir čia bus. Adomas šitoj daly mes jį matom kaip teisų. Ir Dievo akise žemė buvo pagedusi ir pilna smurto. 11 eilutė yra parašyta, kad ar tai reiškia, kad Dievas matė, kad žemėje buvo pilna smurto, bet žmonės patys galbūt to nepastebėjo, taip reikėtų suprasti, nes toliau taip pat parašyta, kad Dievas matė, kad žemė buvo pagedusi, nes visi žmonės buvo sudarkę savo kelių žemėje ir galbūt žmonėms netrodė, kad tie keliai yra sudarkyti. Taip, mums netrodo ir šiandien, jeigu mes panagrinėtume savo gyvenimus, dažnai mes patys savo atrodom labai normalūs visada ir mūsų visuomenė mums atrodo normali. Jeigu mes pakliūnam į kažkokią kitą visuomenę, staiga mes galim palyginti, ar ne? Ir jeigu pakliūnam į kažkokių aukštesnių standartų visuomenį, iškart pasijaučiam, kad kažkas su mumis negerai arba atvirkščiai. Tai šiuo atveju labai svarbu, kad Dievas matė tai, Dievas mato dalykus, kurių mes žmonės nematom. Kita vertus, tekstas mums kalba apie tai, kad sunaikinimas, apie kurį mes skaitysim, nebuvo Dievo įnoris. Tai yra ne tai, kad Dievas žaidė su žmonių likimais, kad staiga jam nusibodo žmogus, nes Mesopotamijos legendos ir mitai jie pateikdavo tam tikrą kitą modelį, kad žmonės per daug triukšmavo ir išerzino. Klausė muzikos. Taip, ir kaip sakyti, vieną kartą jie nebetlaikė jų nervai ir jie tada nusprendė sunaikinti. Tai toks dievybė, kurios tu negali nuprognozuoti, jinai elgėsi neprognozuojamai ir tavo veiksmai gali ją išerzinti. Šiuo atveju mes matom visai kitą paveikslą. Pirmiausia, jis labai kantrus. Kitas momentas, kad jį erzina ne žmonių veikla, bet nedorybės. Tai yra pats žmogus jo neerzina. Ir nėra, kad jis iš įnorių užsinorėjo kažką sunaikinti, bet kad jis su liūdėsiu prieina prie sprendimo, jog teks sunaikinti, nes toliau palikti to nesunaikinant negalima. Nebėra, tarytum, jau kitos išeities, tai yra paskutinė priemonė, kuomet jis imasi tų veiksmų. Tai šiuo atveju labai svarbu pamatyti tą paveikslą, kuomet tenka imtis veiksmų, o ne dėl, kad noriai tenka imtis. Ir čia gal Holivudo filmuose dažnai būna toks ir Nojus, truputį linkintis visiems sunaikinimo, ar ne, čia vienam filme rodomas, kaip jis nori, kad žmonės mirtų. Arba Dievas yra toksai norintis to sunaikinimo ir kartais žmonės klausia, kodėl jisai taip nekenčia kūrinių, kad net juos sunaikina, ar ne. Tai pasakojame priešingai. Jisai tempia maksimum, kiek gali, kad nesunaikintų, ieško tų kitų būdų. Ir vėliau mes matysim, kad vis tik randa būdą nesunaikinti vienos šeimos, tačiau kviečia į laivą visus. Šiuo atveju jis nepadaro išimties tik Nojų šeimyną, jisai pakviečia Nojų šeimyną ir tuo pačiu Nojus, tarytum, statydamas, leidžia visiems žmonėms persigalvoti ir įsigelbėti. Tai reiškia, visi, kas norėjo, galėjo būti išgelbėti. Problema yra tai, kad jie nepriėmė to žinios ir liko tam žiaurume, maište, tam sugėdime, kuris aprašytas, būtent moralinis. Ne žmonių veikla Dievą erzino, bet moralinis stovis.
13 eilutė parašyta, kad Dievas tarė Nojui, būtent nusprendžiau padaryti galą visiems mirtingiesiam, nes per juos žemė prisipildė smurto. Ir štai sunaikinsiu juos draugė su žemė. Tai jeigu Dievas tarė Nojui visiems mirtingiesiams, kad galą padarysiu, aišku, čia mes dabar galėtumėm svarstyti, ką Nojus tada galvojo šitame kontekste, nes jis irgi yra mirtingasis ir tarsi ir jam ateina galas. Taip. Ir bent jau šitoje pasakojimo vietoje mes dar neturim jokių tokių nuorodų į tai, kad ir Nojus bus išgelbėtas. Jis tai sako, padarysiu galą visiems mirtingiesiam, statyk laivą. Ir kas bus su tuo. Tai dar prie to mes prieisim prie laivo statymo, bet čia jau galėtum taip įsivaizduoti tą pačią savijautą, kurios biblinis autorius mums čia nenupasakoja tiesiog. Ir taip pat galim prisiminti ir tą situaciją, kai Dievas liepia Abromui paaukoti savo sūnų Izaoką. Ir tada Sorenas Kierkegaardas, filosofas ir teologas, jisai parašė tokią knygą Baimė ir drebėjimus, kuriame bando nupasakoti tai, ką galėjo galvoti Abromas tuo metu ir kaip jis galėjo kitiems žmonėms atrodyti, nors Biblijoje nieko nėra. Ir čia specialiai palikta, aišku, tai taip yra, tokia yra literatūra, jinai neužpildo šitos vietos mums, bet parašyta tai, kad sunaikinsiu juos drauge su žeme. Gerai, ko čia tada žemė dėta yra? Ne tik, kad žmonės sunaikins, bet ir kaip galėjo nuo žmonių moralinių blogų sprendimų ir moralinių blogų stovė ir pati žemė susigadinti. Čia taip pasakotojas iš tikrųjų naudoja tą žemė dalyvauja nuo pat sukūrimo. Atsimeni, Laurinai, mes skaitėm, kad Dievas kalba žemė išauginti medžius ir jinai išaugina, ar ne? Jinai vėliau rabinai pastebi, kad jinai ne visai išaugina tai, kas jai buvo pasakyta išauginti. Jinai turėjo išauginti medį, kuris būtų vaisius, tai yra pats medis tarytum kaip vaisius, o jinai išaugina vaismedį, medį nešantį vaisių. Jau tarytum žemė įneša tam tikrą nedidelį pokytį, netobulumą. Atrodytų, vėliau žemė priima Abelio kraują ir vėl jinai dalyvauja visose įvykiuose. Ir štai čia jinai yra tarytum su žmogumi kartu. Tai yra žmogus buvo skirtas žemę valdyti. Ir jeigu yra sunaikinama žmonija, automatiškai turi būti sunaikinama ir jo visa karalyje, ar ne? Tai mąstymas yra toks. Mums šiandien mes mąstom labai individualiai, mes mąstom tik apie save, reiškia, esu aš ir viskas. Bet pasakojime yra žmonija, žmogus, kuris valdo kūrinyje ir tokiu atveju, jeigu karaliui nukertama galva, tai ir visa karalystė yra paveikiama. Mes taip turime matyti. Kita vertus prisimenam, jog visa žemė nebuvo sunaikinta, automatiškai kraštas buvo išgelbėtas ir žvėris, ir gyvūnai, jie buvo išsaugoti. Taip pat ir šeima buvo išsaugota ir visi kas norėjo, buvo išsaugoti. Ar ne? Tai kai Dievas sako sunaikinsiu, tuo pačiu jis palieka ir šansą būti iš naujo perkurtai kūrinyje. Tai pirmą kartą mes matom, kad senoji kūrinyje baigėsi ir bus naujoji kūrinyje, kur viskas bus kitaip. Žiūrėsim, ar pavyko šitą perkrauti kompiuterį, vadinkim. Bet čia yra pabandymas perkrauti, išsaugant, nors Dievas pilnai galėjo visai nieko neįsaugoti, jis galėjo sukurti Adomą numeris 2, ar ne? Bet staiga jis pasirenka Nojuje atkurti tai, kas Adomui nepavyko. Tai žemė yra tarytum dalis šeimos. Mes neįpratę taip mąstyti, bet ta kūrinyje yra tarytum kartu su žmogumi sujungta. Aišku, yra žmonių, kurie priešingai galvoja, kad reikėtų galbūt žmonių viso atsikratyti, žemė bus tada lengviau ir jinai tada išsigelbės jau pati žemė, bet čia tai gal rodo tą tokį mūsų sprendimų būdą, kad viską darom kraštutinumais. Jeigu ne tai, tų sąsajų sunkiau yra pamatyti, jeigu tada arba žmogus yra, kaip sakyti, viskas, ta prasme, kad viskas kitkas yra nesvarbu ir svarbiausia yra individualus žmogus, ir nebūtinai net bendruomenė, dar kažkas, arba tada kas yra nepriešinga, bet atskira, sakykime, nuo žmogus, kai kurių supratimų, tai yra žemė, kuriai žmogus trukdo, dėl to ją reikia kažkaip išsaugoti, galbūt ir žmogaus sąskaitą. Jo, bet čia dar sustokim dėl žodžio žemė, ar ne? Tai yra ne fizinis, tikriausiai purvas ta žemė reiškia vien tik tais. Jo, duotu atveju mums visada žemės asocijuojasi su planeta žemė, ar ne? Mes pirmiausia tai vadinam. O kažkaip tai gyvenamą vietą mes vadinam labiau kraštu. Tai pasauliu, kraštu. Taip, šiuo atveju ta žodis yra tas pats. Ir mes aiškiai matom, kad Dievas planeto žemės nenaikino, jis naikino kraštą su jo gyventojais. Nebuvo sunaikinti netgi gyvūnai jūroje, jie liko. Buvo sunaikinti tik tai žemės, reiškia gyvūnai. Tai šiuo atveju krašto. Mes turėtume kalbėti ne apie planetą Žemę, bet apie kraštą ir jame esančius gyventojus. Nes
Prieš tai skaitėm, kas Dievui kliuvo. Pastebėkit, kliuvo pirmiausia žmonių sugedimas, kurie gyveno krašte. Ir jis, ką sunaikino? Sunaikino tą civilizaciją, kažkuria prasme, kuri buvo iškrypus. Ir statė naują civilizaciją. Tai nebuvo planetos naikinimas, tai buvo krašto kaip civilizacijos centro tam tikro naikinimas. Tai čia labai svarbu pabrėžti, kad mes kalbam ne apie planetos kažkokį globalų įvykį, bet kalbam apie krašte įvykusią katastrofą, kuri sunaikina to krašto, na, sakykime, tos miestus, tas imperijas, tam tikrų paveikia civilizacinį dėmenį ir perkrauna iš naujo žmonėje. Tai šiuo atveju yra krašto naikinimas. Bet jau kraštas yra mums vaizdinys viso, kas materialu, visos visatos. Bet šiuo atveju tikrai neina kalba apie planetos kažkokį veikimą. Čia girdai mes, kai skaitom žodį, jau išversta į mūsų 21 amžiaus kalba Žemė, mums atrodo, tai yra gaublys, ar reiškia Žemės rutulys. Čia eina kalba apie kraštą. Ir čia gal šitą dalyką reikia apskritai atsiminti, kad yra daug įvairių žodžių vartojimų Biblijoje, kurie yra versti iš originalų kalbos į lietuvių kalbą, kad mums būtų suprantami, bet tada mes į juos įdedam savo krūvį, nespecialiai, tiesiog automatiškai mums taip išeina, kadangi Žemė mums reiškia pasaulį, tai yra planeta Žemė, ir nebūtinai tai buvo tais laikais toje kultūroje ir tam autoriui taip rašant, reikia atkreipti dėmesį į tai. Tai pavyzdžiui, jeigu spėsim, gal su pačiu iki pat galo, jeigu pradžios knygą nuskaitysim, tai Juozapo istorijoje, kai yra badas, ten irgi parašyta, kad jis ištiko visą žemę. Na, turbūt mes suvokiam, kad tikrai tai nėjo kalba apie tai, kad Kinijos ar Amerikos ten gyventojai keliavo ir pas Juozapą ir pirko grūdus. Ir tuo labiau, kai sako, paveikė visą žemę ir visą žemę ėjo pirkti grūdų, mes aiškiai matom, kad pats Jokūbas neėjo, reiškia, ėjo tik jo sūnus. Tai šiuo atveju eina kalba grynai apie tam tikrą kraštą, jo civilizacinį centrą, ir jiems tai ir buvo visas pasaulis arba kažprasme tas civilizacinis kraštas, bet tai visiškai jie neturėjo supratimo, kad absoliučiai visą gyvenama. Dar galima atsiminti amerikiečius, kurie, pavyzdžiui, jeigu krepšininkai NBA lygos, nacionalinės krepšinio asociacijos, tampa čempionais šitos lygos, iš karto pasaulio. Jie yra čia pasaulio čempionai. Taip, automatiškai jiems yra taip. Tiesiog ir ką dabar tai yra visas pasaulis yra čia. Jo. Tai bandau skaityti tada toliau 14 eilutė. Statykis laivą iš gofero medžių, padaryk laive pertvaras ir apglaistyk iš vidaus ir iš lauko dervą. Dar skaitysim tada apie kokio dydžio tai turėjo jisai būti, bet pirmiausia, statykis laivą. Atrodytų, mes vėl žinom iš daug įvairių dalykų, kad iš bendro konteksto ir iš Biblijos skaitimo be abejo, kad toliau yra tas tvanas, bet sprendimas tam nedorumui toks atrodo yra laivo statymasis, kaip ir keista šiek tiek. Ir dar iš labai konkrečių medžių, gofero medžių, kurie man asmeniškai nieko nesako, kas tai yra per medžiai. Tada pertvarus yra nurodomus padaryti ir apglaistyti iš vidaus ir iš lauko derva. Tai, nežinau, čia Dievas ruošiasi jachtą kažkokią parduoti, kažkaip jie, nežinau, realizuoti per Skelbį LT ar kažką tokio, bet sprendimas statytis laivą iš gofero medžių taip pat kartais yra vadinama ne laivu, o arka. Tai gerai, laivas, arka, koks panašumas, skirtumas ir tada gofero medžiai. Iš tikrųjų, mes turim pakankamai nemažai nurodymų, ką Nojus turėtų statyti. Įdomu tai, kad jų yra 2-3 kart daugiau negu pasakojimas apie patį tvaną. Bet tikrai jų yra per mažai, kad mes galėtume pasakyti, kad mes turim aiškias instrukcijas, kaip yra pastatomas šitas daiktas, konstruktas, laivas, kas jis bebūtų. Autorius aiškiai mums kažkaip atrenka, ką jis kalba, ko jis nekalba. Tikrai Nojus statydamas šitą arką jis turėjo turėti daugiau informacijos, bet kažkodėl mes turim kažkaip atrinktus žodžius ir dėl to mes galim pagalvoti, kodėl tai. Pradėkim nuo to dėl žodžio laivas. Tai yra sulietuvintas vertimas. Iš tikrųjų jis tikrai negali būti vadinamas laivu, nes jis neturi nieko, kas būdinga laivui. Nėra būrių, nėra irklų, nėra netgi vairo. Čia stebuklingas laivas. Duotu atveju, jos niekaip negalim pasakyti laivu, nes laivas turi būti
gebiamas valdyti vairininko, kapitono ar panašiai. Na, manau, kad laivu vadina todėl, kad ant vandens. Tai kas daugiau tada, jeigu ne laivas, kuris turi išlikti ant vandens. Jo. Plaustas, net ne plaustas, nes jis turi sienas, ertmes ir taip toliau. Jo, tai galima taip pasakyti, bet laivui yra trūkstamų elementų, ką mes galėtume pavadinti tai kaip laivu, nes daiktas, kuris plaukia ant vandens, ne visada gali pavadinti laivu vien todėl, kad jis plūdurioja. Jis jo negali valdyti. Tai yra, Dievas vienas jį valdo. Tai toks svarbus aspektas. Dabar pats žodis yra retas, jis yra teva. Jį sutinkam visoje Biblijoje tik 2 kartus. Vieną kartą čia ir antrą kartą, kai Mozė vaikystėje bus gelbimas ir jį į krepšį paguldys ar ne mama, jo krepšys irgi bus vadinamas teva, tam tikras krepšys. Ir čia, aišku, yra jau sąsaja tarp Mozės išgelbimo vandenyje ir Nojaus išgelbėjimo arba su šeima. Bet žodis teva, jau lingvistai, jie sako, yra skolinys iš egiptiečių kalbos. Kurie išrado krepšinį. Kurie galimai galėjo išrasti ir krepšinį. Bet jis kyla iš žodžio, kuris reikštų skrynę, gali reikšti karstą, kažkokį tai šventą skrynę, kur galima laikyti dievus. Ir iš tikrųjų egiptiečių kultūrai buvo įprasta šventyklose arba kitose šventose vietose dievų atvaizdus laikyti skrynioje su viršutiniu tokiu mažočia anga. Ir kai mes paskaitysime, ką Nojus stato, mes matysim kažką labai panašaus, jog dievo atvaizdas, žmogus, yra toje skrynioje, kuri turi stoglangį. Aiškiai autorius pasirenka specifinį žodį, kaip skrynė, ir staiga, kai mes skaitome, kaip jinai yra jos dydžius, stilistiką pačią, ar ne, jos ilgi, plotį, aukštį, tuo, ko jinai yra išgrįsta iš vidaus ir iš išorės, vienintelį kartą, kai šventam rašte atsikartoja tokia kalba, yra šventyklos statyboje. Jeigu klausytojai galėtų pasižiūrėti 1 Karalių knygą 6 skyrių, man atrodo, kai Saliamonas stato šventyklą, tai beveik žodis žodin mes rastume labai tą pačią stilistiką. 1 Karalių 6 skyrių 2 eilutėje mes skaitom apie šventyklos išmatavimus, labai panašius, net ir santyki panašų kaip apie arkos išmatavimą. O vėliau mes matom, kad šventykloje lygiai taip pat yra 3 aukštai. Mes matom duris, apie kurias kalba. Visiškai ta pati stilistika. Tik tai tiek, kad sandros skryniai, pavyzdžiui, yra auksas iš vidaus ir išorės, o čia yra derva. Bet pats stilius yra tas pats. Kažkuo išgrenčiama iš vidaus iš išorės, 3 aukštai, šventyklos statybos instruktažas. Ir iš principo šventam rašte mes daugiau nerandam kitų statinių, kurie turėtų dydžius, kaip tik tai pati šventykla. Reiškia, mes turim patį žodį, kuris reikštų tam tikrą šventą skrynę, kurioje turėtų būti dievų atvaizdai, ir štai autoriai jį pasiskolina ir sako, Nojus buvo tokioje skrynioje, tik šį kartą paties dievo, jis pats buvo dievo atvaizdas ir joje jis buvo išgelbėtas iš to tvano. Tai aiški nuoroda yra į šventyklos statybą ir jos gelbstimo funkciją. Reiškia, statomas yra ne laivas, o būtent arka. Statoma tam tikras šventa skrynė ir ji nepritaikyta kokybiškai plaukti, bet ji pritaikyta yra išsaugoti, sakykime, iš plūduriuoti, išgelbėti nuo tvano. Tik tai tiek, o ne tai, kad kažkur nuplaukti. Įdomu, kad babiloniečių epose, Gilgamešo epe, lygiai taip pat tas herojus stato tam tikrą laivą, ar kas tai bebūtų, bet jo panašumas yra į ziguratą. Reiškia, į jų šventiklas. Jam labai sudėtinga buvo plaukti tokios formos, ar ne, šitas bent jau stačiakampio, reiškia, kubo formos dalykas galbūt bent jau gali plaukti. Bet tie kiti epai iš principo visi nurodė, kad šventykla yra išgelbiamas iš to sunaikinimo. Tai taip mes ir turėtume skaityti, kad pagrindinė yra idėja, jog čia mes turime šventyklą, tokią mini šventyklą, mini kosmosą, kuris apsaugo nuo tų grėsmingų vandenų ir išgelbėja visus, kurie yra viduje. Čia reikia mums prisiminti pačią pradžią, kaip mes pradėjom pradžios knygą. Buvo vandenis ir Dievas praskiria juos ir sukuria gyvenamą
pasaulį, kurį pastato lyg šventyklą. Reiškia, dangus ir žemė yra jo šventykla, ką reiškia? Perdada jo išmintį, jinai įsiūtas toks racionalus siūlas į kūrinyje, parodo jo šlovę, reiškia, nematomas Dievas tampa matomas per kūrinyje ir parodo jo galę. Ne? Parodo tai, kad kažkas gali būti ir nesubliukštas gali nebūti. Tai lygiai tas pasivyks ir čia. Nojaus tvanas yra tarytum sugražinimas atgal į pirmą pradę nebūti, bet ta mikrošventykla išsaugo visus, kurie yra arkoje. Tai labai graži kalba ir klausytojai pirminiam buvo akivaizdu aišku, apie ką jis kalba. Mes šiandien diskutuojam ten, ar galėjo tą arką Nojaus plaukti ar ne, kažkas modelius gamina. Ir mums vis tik gaunasi laivas. Kaip bežiūrėsi, ar ne, mes filmuose ar modeliukose kažkokie yra tokie laivai, nes taip mes įsivaizduojam, mums tai yra asociacija su laivu, bet tekste žodžio laivas nėra. Priešingai, tai yra ta šventa skrinė, kurioje yra Dievo artumas ir kuri išgelbėja nuo vandenų, kurie simbolizuoja nebūtį. Ir visas pasakojimas prasidėjo tvanu, kuriame Dievas praskiria ir sukūrė gyvenamą kūrinyje. Ir dabar Dievas leidžia tai nebūčiai sugrįžti. Jis ne tai, kad kažką siunčia, nes mums atrodo, kad būtent Dievas supyko ir kažkaip tai kažką siuntė. Priešingai, jis patraukia savo tą sustabdančią nebūtį jėgą. Jis tiesiog grįžta atgal į savo pradžią. Jam Dievui nieko nereikia papildomai daryti, kad daiktas sunyktų. Jis tiesiog užtenka patraukti savo tą palaikymo funkciją ir viskas. Ir vandenis užlieja ir sunaikina. Kitaip tariant, mums komunikuoja tą pačią mintį, kad visas šitas, dėl ko mes vis dar esam, yra vis dar palaikoma ir jeigu palaikymo jėga dingsta, mes sunyksta. Kitaip tariant, nėra taip, kad viskas yra tiesiog savaime tvarkingai ir tada Dievas ateina, įneša kažkokią netvarką, viską sugriauna, bet yra priešingai, kad tas chaosas yra tokia pirmapradė būsena ir Dievas įveda tvarką ir jisai tą tvarką nuolat palaiko. Čia kaip namie yra, nesunku suprasti, jeigu susitvarkai kitą dieną, jeigu ypatingai turi šunų ar vaikų, viskas yra apversta, aukštinkomi reikia nuolat tą tvarką palaikyti. Ir jeigu to nedarai, tai tada visą laiką tas chaosas apima viską. Taip pat ir laukiai, jeigu ten žolę nori nupjauti, irgi visokie augalai apima ir... Užtenka tiesiog nieko nedaryti. Tai tiesiog taip, nieko nedarai ir tada chaosas kažkaip jisai pats įsiveisia. Tai dar vienas dalykas, galbūt į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir ne vieną kartą galbūt esam apie tai jau kalbėję, bet apie senovės artimųjų rytų kontekstą ir taip pat kitą literatūrą, kitų tautų, norint suprasti biblinį tekstą, nes vienas dalykas yra pačios Biblijos kontekstas, atskirų knygų, taip pat vienos knygos ar aplink esančių paragrafų, pastraipų, taip pat kitų knygų, bet taip pat ir kitų tautų literatūros, kurios mums padeda suprasti tai, kas čia vyksta. Jūs daug dalykų minėjote ir iš egiptiečių, ir iš Mesopotamijos mitų, kurie nurodo į kažką tokio panašaus ir leidžia mums suprasti, kas čia dabar vyksta. Ir Michaelas Heiseris, toks biblistas, jis mini būtent tai, kad tai ir yra tas pirminis kontekstas, kuriame mums reikia skaityti Bibliją, jeigu mes norim ją suprasti, o ne kažkaip klijuoti savo kontekstą ant Biblijos ir tada iš jos ten tempti ir tada galbūt ir gaunasi tada tam tikri ir laivai arba dar kažkas kitas, ką žmonės kad norėtų, kad gautųsi, bet iš tiesų tame tekste yra tas slėpinys toks pakankamai gilus, kurį galima atkapstyti ir pamatyti galbūt kažko, ko nesimatęs iš tiesiog paviršutiniškai galbūt skaitydami. Taip, galbūt pačiam sudėtinga tai tikrai padaryti, bet bent jau naudotis tų, kurie skaito pagalbą, yra svarbu. Beje, pamiršau atsakyti dėl to gofer. Iš tikrųjų, tai vieną kartą pavartotas žodis ir niekas ir nežino, kokia tai yra mediena, ar ne? Bet ką visi biblistai pastebi, kad iš pradžių mes perskaitam apie gofer medieną, o vėliau, kai prieiname prie, kuomet mes prieiname, kuo turėtų būti derva, ar ne, ar kaip ten yra panaudotas žodis, kuo turėtų būti... Apglaistyta iš vidaus ir lauko derva. Derva. Tai žodis derva yra kofer. Ir aišku, yra sąskambis su gofer. Statyti iš gofer, iš kofer. Jo, gofer, kofer. Tai yra tam tikras žodžių žaismas ir svarbu dabar, ne taip svarbu pabrėžti, iš kokio tai buvo medžio, svarbu, kad medis dalyvauja tame. Medžiu yra gelbstima. Ir medžio tema yra labai svarbi. Dievas sukuria medžius, ar ne? Dievas pasodina medį į centrą,
Gėrio blogio pažinimo medis, gyvybės medis, tai yra labai svarbus momentas. Tai yra gyvybės medis, per kurį žmogus turi rasti amžiną gyvenimą. Ir dabar yra medis, iš kurio pastatoma yra arka. Pavyzdžiui, Babelio bokštas bus ne iš medžio statomas, jau iš plytų, iš žmogaus tam tikro tokio darbo, o čia yra būtent iš medžio. Išminties knygoje mes skaitome, kad Dievas išgelbėjo teisų žmogų Nojų per su medžio pagalba. Reiškia toks netgi nuoroda, kad medžiu išgelbimas yra, ir jau Naujojo testamento autoriai pabrėžia, kad Kristaus mirtis ant medžio. Kodėl Petras daug kartų mini ne ant kryžiaus, kai kada mes sakom ant kryžiaus, bet kai kada Petras sako ant medžio mirė. Jis daro nuorodą būtent į pradžios knygą, ir pradžios knygoje naudojama medį kaip gelbėjimosi priemonė, per jį yra išgelbėjimas. O kofer, tie patys tos priebalsiai, iš tų pačių priebalsių būtų žodis atpirkimas. Nors mes skaitome derva, bet jį suskamba klausytojai taip pat kaip žodis atpirkimas. Reiškia, yra tam tikras šventa skrynia, šventykla iš medžio, ar ne, kaip nuoroda į gyvybės medį, ir atpirkimas. Tai tie žodžiai, kai tu juos girdi taip kalbant, iš karto tau sufleruoja, kokia tai yra idėja. Ir nieko nuostabaus, kad jau apaštalas Petras, rašydamas apie šį įvykį, jis kalba apie krikštą, kuris mus gelbsti lyg tie vandenys. Reiškia, mes per krikštą, per tos vandenys esame išgelbstimi, ir jis kalba apie Nojaus arką, apie bažnyčią, į kurią mes krikštu esame įskiepėmi, ir bažnyčios tėvai chorų tiesiog tvirtina, tas vaizdinys labai aiškus, kad visi, kas įeina į arką, tarytum prisijungia prie bažnyčios, yra išgelbstimi iš to nebūties ir sunaikinimo. Tai ta kalba buvo labai tokia visiems aiškiai, ar ne, kad tai simbolizuoja tos dalykus. Paskaitom dar kelias eilutes pabaigai. Nuo 15. Šitokį jį padirbsi. Laivo ilgis bus 300 uolekčių, plotis 50 uolekčių ir aukštis 30 uolekčių. Padaryk stoglangį ir užbaik laivą vieną uolektimi viršum jo. Taisyk laivo šone angą ir pastatyk laivą su žemutiniu, antru ir trečiu aukštu. Pakankamai tokios konkrečios nuorodos, kokio dydžio turėtų būti laivas. Dar galėtume paklausti, uolektis, tas matas, kokio dydžio čia yra. Žmonės yra išsiaiškinę, kiek tai yra, ir, kaip jau minėjot, modelius bando daryti. Amerikoje yra kūrimo muziejus, ar creation, sukūrimo muziejus, kur yra, kaip sakyti, kopija bandyta padaryti šito, ar modelis tikro dydžio pagal uolektis. Panašus yra į laivą vis tik. Taip yra. Tai kodėl tokios galbūt konkrečios nuorodos dydžio ir tada tas stoglangis toks, jau truputį užsiminėte apie tą stoglangį, kodėl? Stoglangis jau yra egiptiečių kultūrai, tai yra tos šventos skrynios momentas. Taip pat mes turim duris, lygiai tą patį skaitėme apie šventyklą Saliamono statyboje, 3 aukštus. Šventykla turėjo 3 dalis, tai yra kiemas, švento ir šventų švenčiausia. Lygiai taip pat ir čia mes turime 3 laivo dalis. Reiškia 3 tarytum sluoksnius, vėlgi laivas turi ir 3 aukštus, 3 dalis. Visiškai tai yra atsikartojimas, kas yra Edeno sodas, tai yra Edeno žemė, sodas ir sode pas centras gyvybės medis. 3 tokie šventumo, artumo laipsniai. Juos atkartoja Nojaus laivas kaip mažasis Edeno sodas, ir juos atkartoja Saliamono šventykla, arba Mozės padangtė, vėl yra tai 3 laipsniai: kiemas, šventoji dalis, šventų švenčiausia dalis. O taip pat yra ir netgi Saliamono šventykloje netgi ir 3 aukštai. Ta pati kalba: apatinis, vidurinis, aukštutinis aukštas. Uolektis, šiandien mes naudojame metrinę sistemą, jau mes nepratę nuo to, bet žmonės naudodavo uolektį, nežinau, nuo pirštų iki alkūnės. Tai yra šita dalis, priklausomai nuo kultūros, jinai daugmaž yra, kad žmogus galėtų, sakykime, pamatuoti ir turėti, pajausti. Kad ir kaip keista būtų, pasirodo, tas vidutinis uolektis netaip dažnai skiriasi. Suaugusių žmonių tos kūno dalys būna gana panašios. Tai čia toks įdomus momentas, bet iš tikrųjų idėja yra, nemanau, kad mums dabar tikslu taip skaičiuoti. Pats principas, kad mes turim tą seką, jog padarysi, pamatysim, ilgis, plotis ir aukštis, būtent tas, sakė, ilgis, plotis, aukštis atsikartoja tik tai šventyklai. Tiesa, uolekčiai ten ne visai tokie, bet pati seka
dėstymo kultūra yra ta pati, ritmas žodžio yra tas pats. Ir klausytas aiškiai girdi, tarytum yra šventyklos statyba. Reiškia, Nojus stato savitą šventyklą, kuri atlieka šventyklos funkciją. Ten yra Dievo artumas, mikrokosmosas telpa joje, tokia mažoji kūrinyje, kuri yra išgelbstima iš nebūties, šėlstančios jūros, chaoso jūros. Jeigu mes kitą temą dabar paimsim, tai tikriausiai galbūt negalėsim teisingai ir gerai jos aptarti, tai yra apie tvaną, nes turim tik likusias kokias 5 minutės, ar dar pabandom ją apkalbėti? Ar... Galim pradėti. Gerai, pradedam tada aptarinėti. Užliesiu tvano vandenimis žemę, po dangomis sunaikinti visiems mirtingiesiems, turintiems gyvybės alsavimą. Visa, kas žemėje pražus. 18 eilutė po to yra, bet kažkas kitas atsitiks su Nojumi. Tvano vandenis. Čia šiaip irgi, kodėl netaip norėjusi galbūt į pabaigą tą temą atidaryti, todėl kad žmonės vėlgi klausia, čia buvo pasaulinis tvanas, čia buvo krašto tvanas, ar iš vis jo nebuvo. Dažnai mes sulaukiam šiaip savo laidose tokio klausimo apie vaizdinių tą kalbą. Jeigu tai yra vaizdinių vėl kalba, tai tada reiškia galbūt viskas yra vaizdinių kalba, kitaip tariant, nieko nebuvo. Ir tada jeigu mes kalbam apie tvaną kaip fizinį vandenį kažkur išsiliejusi, tai tada mes tarsi turėtų būti arba. Jeigu vaizdinių kalba, tai mums iš vis nesvarbu, kas įvyko realiame pasaulyje, o jeigu mes sakom, kad kalbam, kas įvyko realiame pasaulyje, tai tada tie vaizdiniai mums netokie yra svarbus. Tai kaip šitą dalyką galbūt irgi reikia suderinti, o po to kitoj laidoj galbūt mes pratęsim tą mintį, tada jau eisim prie to, kas nutiko su Nojumi. Jo, duoto atveju 19 amžiui, sakykime, archeologijai darant pažangą, mes ir žmonija, sakykime, atrado tapo mums žinoma apie babiloniečių ir Mesopotamijos mitus, kuriuose yra pasakojimas apie tvaną. Tai buvo vyrančios kultūros, tam tikros diktuojančios madas arba tam tikrą kultūrinį modelį kultūros ir Hollywoodas tuometinis. Tuometinis. Ir aišku yra tai, kad visiems tvano idėja buvo visiems žinoma. Nereikėjo niekam įrodinėti to meto, sakykime, gyventojams, kad tvanas buvo. Klausimas tik tai koks, dėl ko, kaip, bet jis tikrai buvo. Va. Dabar ar galima archeologiškai patvirtinti vienokį ar kitokį tvaną? Lokalius tvanus turbūt taip, yra nemažai duomenų, sakykime, duodančių pagrindo manyti, kad tose teritorijose, Irako, Irano teritorijose būta, sakykime, tvanų. Globalaus tvano mes duomenų neturim, kad čia aišku ne visai mano sritis, negaliu aš to, sakykime, vesti kokybiškos diskusijos, bet tekstas to net ir nesako. Aš jau kaip minėjau, kad tekste eina kalba apie krašto patvinimą. Mes suprantam tai ir iš to, kad vėliau bus kalbama apie vandenis, kurie pakilo virš kalnų, žodis kalnai gali ir kalvos būti. Ir iš tikrųjų labai keista yra, kad viena vertus mes jau pamatome, kad 7 skyriuje mes matysim, kad kalnų viršūnės matosi, bet dar paukštis negali kažkur nutūpti, nes visa žemė, visas kraštas buvo po vandeniu. Tai jeigu mes naudotume žemę kaip tokia universalių savoką kaip žemės rutulys, tai paradoksas, viena vertus viena eilutė sako, kad jau kyšoja kalnai, kita vertus sako visa žemė po vandeniu. Akivaizdžiai eina kalba apie tam tikrą kraštą, kuris liko po vandeniu, gyvenama teritorija, nors jau kalnų viršūnės arba kalvos jau kyšojo. Tai iš esmės skaitant tekstą, nuosekliai, akivaizdžiai matom, kad autorius net nepretenduoja į globalų pasakojimą. Čia yra mūsų interpretacija, kad tai turėjo būti globalus įvykis. Mes kalbam apie tam tikrą lokalią katastrofą. Kitaip tariant, kadangi, bet kodėl žmonės taip interpretuoja, nes parašyta visa žemė reiškia visa žemė. Tai čia reiškia, ką tu daugiau nori perskaityti, čia tokia yra logika. Bet Jozapo istorija visa žemė badavo, ar ne? Kitaip tariant, hiperbolė yra įmanomas dalykas. Čia tiesiog sakyti, kad visi, taip pat po to ir problematiškose tose vietose šventojo rašto, kur yra Jozuės Kanano užkariavimas, yra taip pat visus sunaikinti ir lieka tų žmonių. Ir visi buvo sunaikinti, bet jų yra dar tų žmonių. Atrodo, tai čia tokia hiperbolė. Lygiai taip pat ir čia. Mes skaitėme prieš tai 5 skyriuje apie tai, kad palikuonis, Kaino palikuonis yra tie, kurie pradeda metalo apdirbti ar ne, įveda tą ginklų pramonę ir jie tarytum turėjo būti sunaikinti, bet vis tik jie rašomi, kad yra tėvai ar pradininkai to. Kokiu būdu, reiškia, buvo perduotas jo žinios, jeigu jų giminė buvo sunaikinta. Kažkoks tarytum prieštaravimas. Aišku, galime sakyti, kad Nojaus žmona galėjo būti Kaino palikuonė ir tai persidavė, galbūt. Bet
jau atrodytų visi žuvo, bet toliau mes skaitome, kad tarytum jie yra protėviai. Vėliau mes sutiksim kainainitus, tarytum jų neturėtų būti, bet jie yra. Ir savoka, kad visi žuvo, reiškia, kad praktiškai visi žuvo. Tai nereiškia, kad absoliučiai visi. Ta žodis absoliučiai yra grinai mūsų reikalaujantis tokio techninio tikslumo, bet jeigu mes kalbam apie tokį bendrą tikslumą, tai pilnai gali būti, kad visi žuvo, nereiškia absoliučiai žuvo. Čia kaip krepšinio komentatoriai sako, nužudė tritaškių. Tai kur, jeigu nužudė tą kitą komandą, kuri dabar yra? Aš atsimenu, iš Ukrainos viena pabėgėlė pasaka, sako, aš esu iš Mariupolio ir sako, visas miestas buvo sunaikintas. Ir kitoj sakinys sako, mūsų namai išliko. Ir jai nėra jokio prieštaravimo, visas miestas, tai nereiškia absoliučiai kiekvienas namas. Tai šiuo atveju pilnai gali būti, kad visi žmonės, tai nereiškia absoliučiai visi, autoriui netai svarbu parodyti. Parodyti reikia, kad tai yra tikra katastrofa, jis ją aprašo. Būtent jis ją aprašo tokiu būdu, kad jinai primintų sukūrimą. Taigi jis jos neprašo techniškai tiksliai, jis ją aprašo simboliškai tiksliai. Bet greičiausiai jis pasiema tikrą įvykį ir ant to įvykio stato simbolinę žinią. Aš sakyčiau taip. Ir čia gal reikėtų irgi atkreipdėmėsi tai, kad mes šitame kontekste kalbėdamėsi, mes nežiūrim tiesiog, ką dabar archeologiniai duomenys sako arba nesako ir tada taip interpretuojam, ką sako biblinis tekstas. Ne taip vyksta, bet kaip tik pirmiausia žiūrime į biblinį tekstą ir kadangi mums atrodo, pavyzdžiui, kad šitie žodžiai privalo reikšti tai, o galbūt ne visai tai reiškia, arba galbūt tekstą skaitėm ne taip nuosekliai, ne taip įdėmiai, arba galbūt esame daug kartų kažką girdėję ir patys tiesiog taip ir galvojam, kad čia savaime suprantama, kad taip yra, jeigu kažkas truputį kažką kitaip nori pasakyti, reiškia ne visai taip yra, tuo labiau, kad mes nesakom nieko tokio, kas čia būtų itin kontroversiška, tiesą pasakius, bet jau man taip atrodo. Tai mintis yra ta, kad vis dėlto pats biblinis tekstas nebūtinai kalba apie globalę, sakykime, katastrofą. Tai reiškia mūsų Žemės kaip planetos katastrofą, bet visa Žemė biblinėme tekste šito vietoj gali reikšti visiškai ką kitą. Ir mums reikėtų tiesiog labiau klausytis paties biblinio teksto ir kaip tenais yra žodžiai vartojami, negu kad galvoti, kad taip kaip aš suprantu, reiškia tai biblinis tekstas ir sako. Taip, vadinai. Ir paskutinis toks mini klausimėlis, kad dabar jau pasakėt, kad man vis dėlto atrodo, kad buvo tas toks tikras fizinis įvykis, vadinkime taip, fizinis įvykis to Tvano. Tai kodėl dabar čia jau reikia taip manyti ir jeigu vėlgi grįžtam prie to klausimo vaizdiniai, tai kaip mes tada galim tą tekstą skaitydami suprasti, tas vaizdinys nurodo, mes sakom, visą laiką nurodo į tikrą įvykį, bet tikras, daug kartų kalbėjome tai, kad vykęs istorijoje fiziškai, mes galėtume įsijungti kamerą, jeigu būtų filmuota ir tai pastebėtumėme, tai čia atrodo, Tvaną mes pastebėtumėme. Tai kaip reikia mums dabar taip sužinoti, kokie dalykai, kaip atrinkti, kurie iš tikrųjų fiziškai vyko, kurie ne fiziškai vyko. Duoto atveju aprašymas to įvykio yra pasitelkiant, sakykime, specifinę kalbą, ar ne? Tai toks yra tikslas, kad būtent autorius, kuris rašo, jis tos įvykius aprašo su tam tikrų užtaisu. Nes iš tikrųjų mums netaip svarbu istorija, tai paimkim, jeigu iš jos negali pasimokyti. Tikslas yra, ko tu iš jos pasimokai ir ką į tau kalba. Tai duoto atveju įvykis yra aprašytas taip, kad mums kalbėtų daugiau negu tik tai apie, izoliuotai pasakot, katastrofą ir iš jos įsigelbėjimą. Kad jis aprašytas tokiu būdu, vėliau mes matysim, kad dangaus skliautai prasidaro, ar ne, ten duris prasiveria ir tas nebūties vanduo, chaoso vanduo pliukšta žemyn. Tai yra pats būdas aprašymo, yra parodant Dievo perkūrimą, reiškia, grįžta kūriniai į nebūtį ir Dievas pradeda naują žemę, naują dangų tarytum, ar ne. Toks bandymas atnaujinti. Tai šiuo atveju aiškiai stilistika yra tokia, naudojama šventyklos kalba, perkūrimo kalba. Ir tos kalbos labai yra aiškios ir intensyvios. Akivaizdžiai nėra istorinė, mokslinė, tokia enciklopedinė kalba apie katastrofą. Nes visai kitaip prašytume, jeigu norėtume prašyti katastrofą. Bet jeigu tu pasitelki tikrą įvykį, bet jį aprašai su žinia, kuri yra daugiau negu tik įvykio turinys. Štai idėja. Mūsų laikas šiandien jau baigėsi, kitą kartą kalbėsim apie Dievo sudarytą sandorą su Nojumi. Beje, nežinau ar sekate, žinote, esate girdėję ar matę Bible Project lietuvių kalba įrašus. Galite rasti jos YouTube kanale Bible Project lietuvių kalba. Kaip tik dabar yra ruošiamas vienas filmukas apie sandoras būtent. Tai galbūt mums ir papildys mūsų tą pokalbį. Jis turėtų jau pasirodyti iki to laiko, kai mes šitą temą aptarinėsime. Ačiū Pauliau, ačiū visiems, kurie klausotės ir žiūrėjote mus.
Čia laida Biblijos slėpiniai, aš Laurynas Jacevičius, atsisveikinu iki kitų kartų. Sudiev. Sudie, iki.